Esu toks pat kaip ir jūs. Tas paprastas žmogus, kuris kilęs, augęs paprastoj šeimoj. Vargoliškoj šeimoj, taip. Ir visą laiką savęs klausiau, asmeniškai, kodėl gimiau Lietuvoje, o ne Amerikoje. Kodėl man toks likimas sunkus mano mamai, alkoholikui, tėčiui, ar seneliui, kuris dirbo virš pensijos dar kažį kiek, kad mūs visus išlaikytų. Link kur aš krypstu, nes krypas esu. Link to, kad šitie Seimo nariai atrodo mūsų rinkti, taip, bet jie prasilenkia su savo logika, su savo mąstymu. Ir tas jau dėja viršė mūsų kantrybių ribas. Dėja yra taip. Aš nesu linkęs stovėti prieš visus, kalbėti viešai, nesu mokytas tą daryti. Bet dabar šią dieną esu įpykęs tiek, kad velniai tai žino, kas bus toliau. Bet šitas įstatymas dėl nekilnojamo turto mokesčio, kuris yra vienas ir vienintelis būstas, reikalingas nakvyniai, maitinimuisi ir tuštinimuisi, turi būti apmokestintas. Jokia mediana nepadės. Čia tik pirmųjų metų iniciatyva. O toliau dingsim medianą, toliau nustatys mums registrų centras vertę nekilnojamo turto. Ir kas tada? Niekas nebesustabdys, tik mes patys galim stabdyti Seimą kaip kad tokį, atsisakyti jų tų neapgalvotų darbų, o galbūt sukurti ir programėlę, vadovautis ir komunikuoti su jais, kuriais mes ir išrinkom, kad atstovautų mus. Deja dabar į mūsų pasisakymus, požiūrį, pasaulėžiūrą nekreipė nei vienas iš jų. Kai man reikėjo vaistų nuo hepatito B lėtinio, nežinau iš kur jį gavau, bet ėjau ten prašytis tų vaistų. Grįžęs namo, verkiau, grinai verkiau atsisėdęs ir galvoju, kokia supūvusi mūsų valstybė. Kodėl man, ryžtingesniam, drąsesniam pasisekė, o kiti dėja gauna senos kartos vaistus. Kodėl taip yra? Ir dabar įsivaizduokime mes tokį paprastą dalyką, kad mūsų vaikai dirbs dar sunkiau, dar ilgiau, kad susimokėtų tos mokesčius, nes čia ne pirmas ir ne paskutinis tas mokestis. Man, smulkaus verslo atstovui, jau va čia visą tai. Kad gautume 1000 eurų, aš turiu sumokėti 700 eurų į Sodrą, VMI ir kitas instancijas. Dėl ko? Ar aš medalį užsikabinęs dėl to, kad aš norėčiau būti šiek tiek laisvesnis? Ar stačiau namą 2 metus iš skolintų bankų pinigų? Tik dėl to, kad mažiau reikėtų man atidavinėti. Mažiau man tektų tos naštos. Bet deja, ne. Pasyvėja kitka. Tai, kas negalvoja apie mus. Jie galvoja tik apie save. Ir jie žvairiai žiūri į savo nosies galą. Taip!